Gerai, pradėkim. Pavyzdys. Tėtis klausė, sūnaus, klausyk, Dariau, kaip mama sužinojo, kad tu nesiprausė? Kas vakarą tą prigauna, ką? Klausyk, tėti, pamiršau sušlapint muilą. Sorry. Arba sako, kiekvieną rytą plaunu koją su paklodė, kaip purvina, tai purvina. Čia jūsų šuo, čia kieno čia šuo? Nu, mano, ką? Nu, siaubas kažkoks, tai žiūrėkit, man į kandų, pasižiūrėkit į ranką į kandų, va, matot, kraujas bėga, va, matot? Nu, nepergyvenkit taip, mano šuo turi visas pažymas, nu, jis nieko skiepytas, nieko neužsikrės nuo jūsų. Atvirkščiai. Trumpas Čekas Norisas įpjovė peiliui. Oi, kaip skauda. Peiliui. Teismas, teisėjas klausė poros vyro konkrečiai, sako, sakykite, o kodėl jūs skiriatės? Nu, grinai, nu kaip, dėl sekso. Tai norit pasakyti, kad juo retai užsimdavot? Nu kaip, dažnai, bet tai kad skirtingų laikų. Pacientas okulistui sako, padėkit gydytojau kaip nors, mano dešinioji akis trūkčia, sako, nu tikas tas išsivystė, nu. Nieko baisaus, nu ko jūs nervuojatės, nu palaukit, sako, dar kaip baisu. Kas kart, sako, va, nu į vaistinę paprašytą aspirino, man duoda prezervatyvų, nu. Ai, čia tau toks senas, bet nieko. Žodžiu, ilgai netekėjusi mergina, galų gale siunčia savo keliems pažįstamiems kvietimus į vestuves. Wow! Ten parašyta, sveiki gyvi, bla 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 bla, birželio 11 dieną, šeštadienį. Maloniai kviesiu jūs į mažą, nedidelę jaukią ceremoniją, ten dalyvaus tik patys artimiausi žmonės. Dovanų nereikia, tiesiog atsiveskite po vienišą vyrą, aš išsirinksiu. Baisu. Ai, koks geras. Na, dar vieną turiu. Mergina, panelė, sakykit, koks jūsų vardas? Na, aš Andrėja. O, koks sutapimas, mano vardas Andrius. Koks šis sutapimas, sako, prieš mėnesį mano vardas irgi buvo Andrius. Ok. Kuo skiriasi geros mergaitės nuo blogų? Blogos mergaitės tai daro už pinigus, o geros tai daro už didelius pinigus.